Jau praktiškai išbraidžiau visur, kur buvo įmanoma. Ir kur net buvo ne visai įmanoma. Nu, žodžiu, išbraidyta viskas 100 km spinduliu, tai galvoju, kad atėjo laikas. Šiandien žvejosim su šito vat kajako pagalba. Savage Gear kajakėlis. Ane, elektrinis varikliukas. Sėdynė primontuota. Šiandien jau yra antras kartas, kaip aš plaukiu. Bet iš pirmos žvejybos galbūt pamatysit tik tais vieną kitą ištrauką, jeigu šiandien nebus veiksmo. Nes, buvo tam tikrų dalykų, kas labai trukdė filmuoti. Žodžiu, antra žvejyba, laivas jau pakrikštytas. Laivo vardas Juodasis Perlas. Ne tik dėl to, kad aš esu didelis Karibų piratų fanas, o ir dėl to, nes jis yra visas juodas. Gerai, bičiuliai. Visus reikalus susitvarkėm. Papa. Mūsų bičiuliai inkaras. Išplaukėme į atvirus vandenis. O, kai saulytė pleškina. Oi. Blemba, būtų geriau, kad vis tiek biškį apsiniaukę būtų, ne, man atrodo. Bet it is what it is. Bičiulio zaurai. Prisitaikysim prie tokių sąlygų, kokios yra. Paplaukim šiek tiek toliau. Sun is shining, weather is sweet. Kol nepamiršau, pasiėmiau tokį dalykiuką. Prisieksi mane, kad netyčia neiškristų kuprinė iš už borto. Akumuliatorius Life PO4 Kepsvorto 50 ampervalandžių. Tokiam varikliukui nedideliam, šiaip negalingam, tai aš nežinau, aš manau, per visą dieną būtų be šansų jį iškrauti. Tai esu visiškai ramus, nors aišku yra, jeigu ką, ir irklas. Bet pasiplaukėsim šiandien, bičiuliai, pasiplaukėsim, patyrinėsim čia visos tos labirintus. Šiaip viena ir iš tų priežasčių, dėl ko aš norėjau šitą kajaką, tai yra, kad galbūt su juo mums pavyks patekti ten, kur šiaip vidutinio sudėjimo žvejui su vidutinė valtim galbūt yra per sunku patekti. Galbūt pavyks įlysti visokius užkabarius kažkur prasirauti, kur šiaip neina. Tai komfortiškas, nedidelis kajakėlis, ane, lengvai telpa į mašiną. Esu dar čia porą tokių priedų nusipirkęs, kaip meškerės laikiklius. Jos truputėlį vėliau prisiklijuosiu. Nes galimai, kad teks šitą dalyką man išsipjaut, kad prisiklijuot meškerės laikiklį. Tai nežinau, kažkaip reikės galvot, kažkaip reikės daryti. Iš tikro dar net neturiu tokių kajakinių meškerių, žvejoju su savo krantinė meškerė 270. Tai, mėtyt nieko tokio, viskas kaip ir daugiau mažiau ok. Bet pasikabinus žuvį truputėlį yra sunkiau. Žodžiu, nėra labai patogu įsitraukti žuvį. Ir šiaip nėra labai patogu. Bet su laiku įsigysime ir kajakinę, lydekinę vieną kitą meškerę. Opa. Biški, po biški. Ir mes čia prasirausim. Iha.
Nu va, jau bičiuliai, pirmas kanaliukas, į kurį prasirovėm, kur čia. Na, aišku, su nedidelė valtelė. Nebūtinas čia tas Savage Gear kajakas, ne, su nedidelė valtelė prasirautum irgi. Bet su didesnė jau sunkiau biški būtų. Amžinatilsi, stirnai. Oras, bičiuliai, tai pasakiškas. Šilta, čia įplaukus į kanaliuką. Vėjo nėra visiškai. Figienai. Poilsis. Laikas gamtoj tai super. Bet mums reikia lydekų didelių. Didelių ir vidutinių. Mažų tik tais nereikia, nes mažų aš ir taip jau prigaudau visokiuose karjeriukose nuo kranto žvejodamas. Bus proga ir pasimokyti vairavimo. Būsiu jau biški prasičikinęs. Ai. Jo, mano kolegos prieš tai sutikti jau čia. Tai, ką žinau, varom kitur. Ką tik bičiuliai tenai išsikrovė kamerą ir kaip tik tenai turėjom kibimą pirmą. Agresyvų tokį, jinai man gal 2 kartus kalė ir vyjosi. Bandau vėl tą patį masalą. Šiaip į dantis nežinau, gal ir negavo, tai gal kips ir vėl. Bandau tą patį masalą. Jeigu ne, pakeisim. Aišku, lydeka yra, jinai kaip sprinteris. Jinai deda sprintą, a ne, 2 kartus kalę, jai reikia biški pailsėti. Jinai gali būt, kad bus išnaudojus savo jėgas tam kartui. Aišku, nereiškia, kad jinai šiandien nebekips, bet vat dabar šitą minutę gali jinai ir nebekartoti. Kažką turim. Galvojau iš vis, kad žolė, o čia nupiepęs, nususęs, bet... nuplaukė. Nupiepęs, nususęs, bet pirmas šiandienos mažas lydekiukas. Tai, okei, kaip ir pirma žvejyba, ne? Viskas nuo to ir prasideda. Nuo mažo nupiepusio lydekiuko ir tada eina geryn. Bičiuliai. Kibimas.
Ką, bičiuliai, lydekų Eldorado, ne? Porą kibimų, tokių, aišku, nenufilmavau net, tokių tiesiog kažkas kaip ir bandė. Žagariais dantim bando čiupti. Masalą. Vieną nupezusi peiliuką buvom pakirtę. Ir viskas, čia plaukiotojų, kad ir darbo dieną plaukiotojų pilna. Praktiškai nieks nieko nepagavė. Tokie dalykai, turim jau pusę dviejų. Kažką truputį užkasim, pasistiprinsim. Praeitą kartą, kai buvau karjeriukė, tai realiai irgi pradėjo kibti tik 3 valandą. Bet aišku, žvejojau ne nuo 9, o nuo 1. Vanduo labai mutnas kažkodėl, tai dėsim Fire Tigerį. Lauksim kažkur į įlankas kokias. Čia žiemą esu daręs vidosiką, tai kas žiūrit, galimai pažinsit. Tik toks dalykas, kad čia, kaip ir visuose karjeruose praktiškai, yra akmenų. Ir prie tokio vandens aš absoliučiai nematau. Tai tikėkimės, kad neįvažiuosim čia netyčiom. Iš tikrųjų galiu pasakyti, tam kajakėlį būtų gerai kažkaip vairo mechanizmo pasidaryti šį čia. Manau, įmanomas dalykas. Bičių lenzai. Pirmas peiliukas iš juodojo perlo. Kaip ir priklauso, ne? Pirma nedidukė. Opa. Aišku, nežinau, ar čia galima jį vadinti kajaku. Gal tikri kajakistai ir supyktų. Nu, toks hybridas tarp valties ir kajako. Plaukim lauk iš tos įlankos. Lydekiuką vieną čia įvarėm. 3. 4. Max power. Toj glicai šiais veiktusa. Pažiūrėkit, bičiuliai, kas per greitis. Kas per greitis, kas per jėga. Tiek te trūksta. Opa, o bičiuliai. Turim kažką normalaus. Prisėskime. Turim pirmą normalią kajakinę lydzaką. Yes. Yeah. Nu visai nieko lydys. Gerai.
Bičių lenzai. Ai, kokia nepatogi meškerė man. Apa. Ką? Nu, normaliai, ne? Pirma normali lydekaitė. Ant Fireflake'o. Nu va. Ačiū tau. Saulė šviest kažkaip tarp debesų. Tai va pradeda. Ok. Metam inkarą. Prisiinkaravom, bičiuliai. Prisiinkaravome. Aš tikiuosi, kad tas garsas per kamerą labai nesigirdi. Jis jau čia, žinokit, mane baisiai užknisa. Opa, turim dar vieną. Yeah. Atrodo, kad irgi tokia pusė velnė. Gal net stabdžiuką? Ne, bet apsieisim be stabdžiuko. Dar vienas, bičiuliai. O, atsargiai. Pirma mažiausia, antra jau tokia visai nieko. Nu ir trečia tokia, ne? Auksinis lydekiukas. Gerai, nedusinkim jo. Plauk, varyk. Nežinau, ką ten daro. Skaldo akmenis ar ką, nežinau, bet... Žvejojau su Crazy Fire Tigeriu. Nu, turėjom porą tų kibimuko, ne? Pasikeičiau į Fireflake liktais, šitas spalvytė vadinas. Ir baim! Antrasas, ne? Neblogas lydekiukas. Bam! Dabar vėl. Nežinau, ar čia laikas? Galbūt lapkritį, aišku, labai groja laikas. Būna įsijungia, ne? Ir jo sukimba. O galbūt tiesiog šita guma jiem labiau patinka šitiem lydekiukam karjero. Sunku pasakyti, bet kaip sakyt, nesiparinama, ne? Ar taip, bet kibimų yra. Opa, dar vieną. Dar vieną. Blema, kaip nepatogu čia su ilgo kotu. Gerai, ateik, greitai, aš tave greitai. Nedidelis lydekiukas. Apa. Oi, okei. Bye. Taip, 3 valandos, ne? Žvejojam kažkur nuo 1. 2 valandos. Dar viena žuvis. No. Yes. Dar. Bet mažytė, net nesupratau, galvoju, žolės. Wow. Gerai. Pati atsikabinė. Čia kažkoks tais lydekynas, ne? Galbūt atėjo jom tiesiog laikas maitintis. O galbūt
Galbūt Fireflake'as buvo tai, ko jom reikia. Gerai, manau, kad padarėm paskutinį metimą. Truputėlį pakeisim vietą. Nes jau čia iš visų pusių po lydekiuką pagavau, tai gali būti, kad tą perimetrą jau apgaudėm tas aktyvesias. Reikia kibimas vėl. Nu gal neapgaudėm dar visų aktyviųjų. Bet esmė tokia, kad būtų gerai. O, baigė numauti. Kad būtų gerai truputį pakeisti vietą. Nu gerai, bičiuliai, paskutiniai metimai. Nes man atrodo, kad link manęs artėja baisiai juodi debesis. Dar turim vieną paskutinę nupiepusią. Pareivainai, kaip banglentė. Labai kūda lydekaitė. Numeris jau nežinau kelintas šiandien. Kaip pirmam kartui užteks, nes parvaro link mūsų nekoks dangus, sakyčiau, čia išmaudys mane, aš jaučiu, net nespėsiu susitvarkyti, susidėti, bet The Black Pearl buvo pakrikštytas, pagavom. Aišku, normalų tik vieną, bet yra kaip yra. Nors vieną normalų pagavom, tai vis tiek jau gerai. Gal dar kažkas šiandien ir kips. Reik, bičiuliai, pastrateguoti. O, turim pagaliau, bičiuliai. Ek, tu šikti. Kas čia per lydeka? Pirma teninė lydeka. Gerai. Šešias valandas, ane, knysomės lydeko Eldorado dėl tokio įspūdingo laimikio.
Nu nieko. Norėčiau sakyti, dar ne vakaras, bet jau kaip ir vakaras. Bet dar mes pažvėjosim. Kad ir kaip, ane, galbūt taip neatrodytų, bet šitas kajakas yra, žinokit, gana stabilus. Pakankamai gerai ir saugiai stovėdamas jaučiuosi. Matot, aš tam kajakėlį ir apsisukt galiu. Nu, pasivaikščiau, čia labai neprisivaikščiosiu, nes į priekį prisidėjau pilną daiktų. Turim, bičiuli, kažką. Ai. Žodžiu. Toks, ane? Ne toks. Tokie pirmieji išplaukimai. Blema, nežinau. Šiandien tai žiauriai nusivyliau. Važiavom čia į tą superstą teninį, ane? Ir ką. Nu ir nieko praktiškai. Visą dieną praktiškai nieko. Viens kitas nupiepęs peiliukas. Du kažkokie kibimai. Tokie tiesiog su uodega pamušė tą maslą ir viskas. Naujas akumas man šiandien išlaikė pilnai visą dieną. Plaukiau ir ant 5 pavaros kiekėjo. Ir ne, prieš srovę variau. Nu, dafiga. Ir plaukiam žolynuose, kur pastoviai žolės pinasi ir reikia jas nukapoti tam varikliukui. Tai dar net, nežinau, neturiu su ko patikinti, kiek dar jo energijos yra. Galit užeiti į fishon.lt ir įsigyti šitų afigienų akumų. Įvairių dydžių akumai, nuo 25 ten skirtų, nežinau, echolotui gal pasijungti, iki 300 ten didžiausiam elektriniam varikliui plaukiot savaitę. Įveskit koduką 2KG, gaukit nuolaidą dar tam akumui 7%, tai čia praktiškai iš vis gausis pigiau negu iš AliExpreso. Plus jie labai lengvi, tai toksai va, 5 ampervalandžių, aš nežinau, jis galbūt net 10 kg nesveria. Tai, nu, technologijos tobulėja, ne, nebereiktų švininių akumų. Žodžiu, bičiuliai, labai aš čia jau ilgai aušinu tą burną. Bet va tokia kelių žvejybų suvestinė. Ačiū, kad žiūrit. Šiaip, nežinau, nepasisekė. Nedaryčiau aš to vidosiko, bet labai senai jau nieko nedariau, tai padarysiu.